gazuojam su nauja serija ir šiandien mes vėl Montenegro. Ir kokie yra mūsų planai šiandieną Juodkalnijoje. Tai pradėsim viską nuo Pavlovo Strana. Šiaip pasirašęs, žinokit, skaitysiu, nes yra pavadinimų, kurių tikrai neatsiminsiu ir tikrai sunkiai ištarsiu. Tai startuosim per Pavlovo Straną. Tai yra panorama, nuo kurios labai gerai matysis mūsų sekantis taškas. Tai yra Rijeka Strojevica miestelis, kuriame yra gražus akmeninis tiltas, tai būtent nuo tos panoramos turėtų viskas gražiai matytis. Tada važiuosime prie Skadaro ežero, tai vienas iš didžiausių ežerų, jungiantis Juodkalniją ir Albaniją. Tai manau visai simboliškai ir gražu būtų aplankyti tokį ežerą, kadangi mūsų kelionė susijusi su abiem taškais. Ir tada turėsime pietukus ir važiuosime namo. Tai ganėtinai lengva diena, bet pasirinkom tokią dieną ir dėl to, nes vis dar iš tikrųjų prastai jaučiasi dar apsinuodijimas. Dabar išvažiuojam 11:30, esam atsikėlę nuo 7 ryto. Tai kad suprasti, ant kiek tas apsinuodijimus trukdo visai kelioniai. Na ir tokias kelias. Tai tikiuosi viskas žiūrisi, viskas ok, o mes keliaujam į pirmąjį mūsų tašką. Jau netoli esam savo vietos, liko 800 metrų. Ir labai įdomi. Keliu važiuojam. Tokie serpantinai, bet tokie vietinių žmonių serpantinai. Gal jau gali užrodyk. Tai įdomi. Čia buvo mašina sustojęs, tai vienoje vietoje, tai galvojau, kad gal ir nulėksim nuo kalno, bet nenulėkėm, viskas gerai. Čia irgi taip įdomiau. Yra vietų tokių baisesnių, bet šiaip matau jau, kad bus gražus vaizdas visai. Tai šiaip ne taip, nulipam kalnais ir pasiekėm mūsų pirmąjį šiandienos tašką. Na ir įvertinkit patys. Tai turim tokį labai, kaip Greta pasakė, toks natūraliai susiformavęs, toks kaip Amazonė. Genai atiteka upė, laivai plaukia ir taip gražiai viskas praeina. Tai nublemba. Toks, tai parodysiu gal, nežinau, tokius paveiksliukus esu matęs, tik tais, kai ant Windows'ų renkės wallpaperį. Tai žiauriai yra. Super vaizdas. Žiauriai gražu. Pati vieta, vėlgi prieš tai minėjau, bet įmesiu tikriausiai dar čia kažkur kaip vadinasi. Na ir tiek, tai mes čia porą minutėlių pabūnam, pasimėgaujam vaizdu ir bandysim keliauti toliau. Šiaip yra į pačią vietą yra 2 keliai. Mes pasirinkom, tiksliau Google Maps'ai parinko mum trumpesnį, greitesnį kelią, bet rekomenduoju važiuoti platesnių 2 juostų keliu. Tiesiog, nes daug kas sustoja ant šito kelio irgi pasifotografuoti, užstato ir ką veikti, apsilenkti. Tai geriau važiuokit platesniu keliu, mažiau streso bus ir nemanau, kad prarasit daugiau vaizdo. Tai dar kartą gražus vaizdas ir susitiksime neužilgo sekančiai mūsų vietoje. Vos už 10 minučių kelio į apačią pasiekė mūsų antrąjį tašką. Tai yra miestas, kurio pavadinimo aš tikrai neištarsiu. Čia jums parašau. Tai yra tikrai labai gražus miestas prie tos pačios upės, kur matėm iš viršaus. Čia tikrai rasite pilną ir kavinukių, ir labai įdomių pastatų, senų, akmeninių pastatų, iš akmens pastatytų. Tai tikrai labai gražiai viskas žiūrisi. Ir mes dabar einam prie vieno iš šio miestelio simbolių, tokių, sakyčiau, gražiausių, lankytiniausių vietų. Tai yra senas akmeninis tiltas. Tai tuojau aš jums jį parodysiu ir po to dar parodysiu kelius vaizdus tiesiog iš pačio miestelio, kad pamatytumėt ir suprastumėt, kodėl jis tikrai toks gražus ir kodėl jį reikėtų aplankyti. Na ir štai atėjome ant tilto. Tai tikrai labai fainas, toks senovinis akmeninio mūro tiltas, nuo kurio atsiveria tikriausiai visas miestelis, kadangi jisai tikrai nėra didelis. Ten matosi tolimiausias namas tikriausiai kalnuose,
nežinau, ar matot, seni pastatai, keli apgriuvę pastatai, šiaip daug pastatų yra jau renovuotų, bet vis dar turime išlikusius tuos akmeninius tikrus pastatus. Na ir labai patiko šita dalis, tai prie patilto matosi senas namas, kažkokia laivų lyg įplaukėlė, garažiukas. Na tikrai gražu, labai gražu. Dar aš jums jį pasistengsiu parodyti iš apačios, kad suprastumėt, kaip gražiai jisai atrodo. Na ir tiek. Vanduo skaidrus, gražus, matosi žuvis plaukia, vėžliukai plaukia. Geras, fainas praėjimas. Ir štai tas tiltas, ant kurio mes tik atbuvome. Tikrai labai fainai, labai įspūdingai. Toks, senas, senovinis, gražus dalykas. Žiūrėjau, man patinka, kaip čia viskas atrodo, kaip čia viskas yra padaryta. Na, gražu. Tikrai gražu. Greta mojuoja. Ten dar matosi ir taip pat dar vienas tiltas, bet jisai kiek naujesnis ir galbūt labiau naudojamas. Na, čia tai tiesiog praeini, yra kažkieno laukai naudojami ir žinoma valtis. Tai realiai tik tiek, bet gražu, tikrai gražu. Tokios valtytės, čia irgi darosi ekskursijos per visas upes. Mes tikriausiai neplauksime šitą ekskursiją, mes norime plaukti ežero ekskursiją, tai šitą paliksime, bet šiaip man atrodo ar poros valandų ekskursiją čia galima nusipirkti. Jos yra ganėtinai nebrangios, 15-20 eurų. Žmogui kelių valandų ekskursija tikrai irgi rekomenduoju, daug ką pamatysite, manau jums patiks. Na ir tiek, o mes keliaujame į sekančią mūsų sustojimo vietą. Gerai, tai atvykome savo paskutinį miestą, Virpazarą. Tai čia visai pasisekė, tik įvažiavus į miestą iš karto pribėgo toks labai panašus į mane, tik su ilgesnė barzda ir apsiskutęs galvą daugiau. Sako, boat trip, viskas, sako, ne. Tai iš karto parodė, kur pasistatyti mašiną, padėjo pasistatyti ant tokio įdomesnė vietoje. Tai žodžiu, nusipirkom tripą 2 valandų po tokias visai įdomias vietas. Tripas tikriausiai bus brangiausias kol kas iš mūsų visų plauktų, tai 60 eurų žmogui, bet man taip atrodo, kad gal tik tai dviese net ir plauksim. Nežinau, bet yra ir saulės tas uždangalas ir, manau, viskas bus ok. Tai tokios takelios. Tai jau susitiksime jau pačioje valtyje ir tikėkime bus labai įdomi ir faina kelionė. Gerai, tai mus pasodino į tokią valtelę. Ir ką, ar bandysim plaukti. Medinė valtelė su varikliuku. Žodžiu, dabar esam 8 ir žiūrėsim. Lauksim, žiūrėsim, važiuosim per kelias skirtingas vietas, per vieną pelkę važiuosim irgi tai turėtų visai įdomu būti. Na ir tiek, šitas biški irgi konvejeris, sakyčiau, gaudo tos žmonės kaip žvejoja, realiai, pagrindiniai važiavimo ir tie, kas jau ten vėliau stoja, tai čia klientūros negauna, nes čia 4 taip dirba, kad wow. Tai va, tokios takelės ir jau panašu, kad išjudinėsim. Tai tikrai vyksta daug plaukimų. Valtis vieną po kitos lenkiamės. Taip pat čia galima plaukti ir baidarėmis. Tai, manau, tikrai kiekvienas rasite savo veiklos. Čia visą fainį. O atplaukia truputėlį didesnė, begalesnė valtis. Visai nieko. Ok, tai atplaukėme pirmą vietą. Tai vandens lelijos, tiesiog. Prasideda vandens lelijos, labai graži vieta. Aišku, labai daug žmonių čia dabar aplink mane, tai taip nejauku kiek, nes visi nori nufotkinti. Gražu. Ok, thank you. Ja, tai 5 minutėlės pasifotkinimui. Na, graži vieta. Enio.
aš plaukiu valtelę iš visų jėgų. Gerai, tai dabar nežinau, kiek matosi, bet plaukiame per tvirtovę, kuri buvo pastatyta 18 amžiuje ir ją pastatė valdovas, taip pat poetas Petras II. Tai 18 amžiuje jinai buvo pastatyta ir neužilgo po jos pastatymo ją perėmė osmanai. Osmanai ją laikė apie 30 metų, po kurių statinys buvo grąžintas. Tai šiaip labai įdomus pastatas, tik tais, kad prie jo prieiti yra labai sudėtinga, kadangi prie pat eina kelias, bėgiai ir visa šita tvirtovė. Tai realiai reikėtų pasistatyti kažkur tą miestelį ir tada pėškomis visą kelią eiti iki pačios tvirtovės. Kas tikriausiai daug ko to nedaro ir, nežinau, atrodo įspūdingai. Bandysime gal paskutinę dieną važiuodami į oro uostą, kadangi oro uostas yra labai pakeliui šios tvirtovės, sustoti ir užeiti bei pasivaikščioti po ją. Čia plaukiam per tokią jaukią mažą vandens gatvelę. Labai gerai atrodo. Gerai toks vienas takas tarp visų lelijų. Nu, ne lelijų, tiksliau čia žolių kažkokių, bet labai gerai atrodo. Sustojame dar vieną pasifotografavimo vietą, iš tikrųjų, tai nežinau, nieko per daug ypatingo, tiesiog vėl lelijos, turim aišku kalnus, paukščius ir vat už mūsų yra kažkokia dar viena sala. Tai vat ir tiek, tokios tokelės, šiaip pats stripas, toks atpalaiduojantis, relaksinis stripas, nieko per daug ypatingo nėra, kad papasakotų, ko trūksta, pavyzdžiui, nes tikriausiai didžiąją dalį informacijos pats prieš čia atvažiuojant susiradau, pats susieškau ir dabar plaukdamas tiesiog žiūrėjau, tai tikrai ta vieta ir pasakoju jums. Tokias ir tokelės. Tai šiaip fainai, viskas ok. Ar verta pinigėlių? Nežinau. Ar verta? Verta. Pinigus visada užsidirbsi, o tokių vaizdų retai kada pamatysi. Viskas. Protingiau už 1000 žodžių. Tai va, iš tikrųjų, tai tikriausiai verta, fainai, gražu. Sakau, atsipalaiduoti iš tikrųjų gal ir pats tas. Tai va, gerai, įdomu, ar dabar važiuosim atgal, nes lygtais apsisukam, ar ne, sukamės toliau važiuojam. Jau valandą praleidom, tai dabar valandą kelio atgal, nes va tas salytės irgi viskas. Jo, tai greičiausiai, kad dabar va, mes atplaukėm iš tenai, tai prasuksim šitą salą, tiesiog ir per kitą galą grįžinėsim. Tai, ką aš žinau, nieko, šiaip visai nieko, tikrai. Ar rekomenduoju? Tikriausiai rekomenduoju, bet gal siūlyčiau paieškoti, yra, tarkim, didesni, kaip ir prieš tai rodžiau, balti laivai, gal tokie būtų patogesni, gal kiek labiau didesnė apsauga nuo saulės, tai gal pasižiūrėkit tokį, o šiaip plaukti viskas ok. Ypatingai dar vienas dalykas, ką tikrai labai rekomenduočiau, kam labai rekomenduočiau čia plaukti, tai yra paukščių stebėtojai ir paukščių fotografai. Tai nežinau, viena aš kolegą turiu būtent, kuris fotografuoja, tai įsivaizduoju, kad jo ta kamera čia kaistų iš tikrųjų nuo kadrų, nes pilna paukščių, nuo mažų, nuo jaunų paukščių, iki didelių, aš jų tikrai nepažįstu, nesu paukštininkas, bet bet tikrai manau, kad fotografai paukščių čia turėtų daug darbo. Na ir tiek, tai ką mes keliaujam toliau, greičiausiai, kad grįžtam, na ir tiek, to susitiksim jau. Nu tai va, net nereikėjo laukti, kada sustosim, tai atplaukėm tokį paplūdimį, sako 20 minučių galim čia pabūti. Ir manau, čia mes ir atsisveikinsim, nes pasižiūrėjau, nieko šiandien daugiau kaip ir nenuveiksim. Ok, tai trumpai užlysiu prieš paskutinį mūsų kadrą. Pagalvojau, kad parvažiuosim atgal į viešbutį truputėlį įdomesnėm gatvelėm. Ir, žodžiu, truputėlį gal ir užblūdinom, čia dabar prasidėjęs mokamas kelias, tai nusukom į dešinę, galvom, apsisuksim, grįšim per kalnus. Tai labai įdomiai vietai pasistačiau mašiną, bet dėl ko mes čia sustojom. Visiškai netikėtai radom štai tokią gražią paslėptą bažnytėlę. Tai
Einam, pažiūrėsime vidų, kaip jinai atrodo, nes, na, sakau, visiškai nesitikėjau nieko, bet tai prie pat kelio. Ir žiūrim, kas čia gero. Kelias iki jos irgi toks biškai per krūmus. Greitai priėjom arčiau, vis dar išlikęs varpas. Turėtų šiaip veikti, nutrūkęs gal tas trosas, bet visai įdomiai. Ir man atrodo, kad galima užeiti į vidų. Čia žmonės ir pinigėlių priaukoja yra. Žiauriai gerai. Tas, kiti matau per langelį meta pinigėlius. Bet tos viskas, nei kažkas, kad būtų netvarkinga ar kažkas, wow. Nes tikrai, kad apleista, bet žiauriai gerai. Einas to. Visiškai netikėtai radom. Wow. Max. Gerai, o dabar grįžtam toliau. Ir tikriausiai važiuosim namo ilsėtis. Dar kažkiek gal su to apsinuodimu irgi tai maisto labai kažko nerodau, nes iš tikrųjų valgau tai visokius arbūzus arba vaisius, tai nepridegustuosim kažko. Ir tokios takelės. Rytoj turėsim ganėtinai įspūdingą dieną, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti sekantį video, kuriame matysite Marčios berods kanjoną, Marčios vienuolyną, kas yra tikrai dvi įspūdingos vietos ir kurias tikrai labai verta pamatyti. Ir tokios takelės. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad kas laikinat, kas komentuojat. Nedaug galbūt komentuojančių, bet, užmeskite tiesiog, nežinau, tą patį laiką, komentarą parašykite, man tai truputėlį padės, truputėlį iškels turinį ir daugiau jūsų galės jį pamatyti. Ir tokias takelis, tai tikiuosi, kad jums patinka žiūrėti šios video. Tikriausiai kartojasi tai, ką sakau kiekvienam video, bet ačiū, kad žiūrėjote. Spauskite subscribe, spauskite laiką, rašykite komentarą ir iki kitų video ir kitų kelionių. Ačiū ir iki.